Sveiki draugai, šiandien ant stalo turiu visiškai naują Hikvision ColorView PTRZ vaizdo stebėjimo kamerą. Tai manau nieko nelaukiam ir pasižiūrim, ką įdomaus turim šitą dėžutį. Dar net neišpakavę kameros iš dėžės, gali matyti, kad čia yra 4 megapikselių ColorView vaizdo stebėjimo kamera. Turim naujieną, vienintelį modelį, pilnas modelio pavadinimas yra čia. Kaip jau supratote iš pavadinimo, ColorView kamera tai yra spalvoto naktinio filmavimo kamera. PTRZ, skirtingai nei PTZ kamera, ji neatlieka patruliavimo objektų sekimo, bet sumontuota, gali būti valdoma visomis kryptimis ir taip pat gali priartinti ar atitolinti vaizdą. Lęšis yra reguliuojamas nuo 2,8 iki 12 mm, kas reiškia, kad matymo kampas keičiasi nuo 114 iki 41 laipsnio. Būtent šis modelis, kaip ir dauguma Hikvision įrenginių, lengvai aptinka žmonės bei automobilius, priklauso IP67 ir IK10 apsaugos klasėms, kas reiškia, kad yra pilnai apsaugoti nuo vandens, dulkių bei smūgių. Galim pasižiūrėti, ką gaunam dėžutėj. Tai atsidarę vieną iš dėžučių turim keletą jungčių, turim vandeniui atsparias jungtis, montavimo varžtelius, greitą starto gidą, šiek tiek instrukcijų, kaip viską sujungti ir turim gręžimo lipduką. Na ir žinoma, dėžėje turim ir pačią kamerą. Tai išpakavę kamerą galima matyti, kad ji yra visai nemaža, dome tipo kamera su metaliniu korpusu. Montavimo bazė nusiima iš šonų paspaudus 2 mygtukus, spaudžiam ir bazę galim nukelt. Viduje, kaip matom, turim labai gražiai išdėliotus kabelius ir viršutiniai bazės daly ir iš šono. Turim silikoninius dangtelius kabeliams prakišti. Viskas visai patogiai padaryta. Kameros priekinė daly po Hikvision logotipu turim nemažą garsiakalbį, apatinė daly turim 2 mikrofonus ir žinoma patį lęšį, kuris viduje yra motorizuotas, bei sukiojasi, vartosi visom kryptim ir, kaip jau sakiau, gali priartinti vaizdą pirmyn atgal. Iš šono taip pat turim specialų varžtelį, kuriuo galim uždaryti bazę, kad paspaudus šios 2 mygtukus jos nuimti neitų. Ir taip pat turim nedidelį šoninį dangtelį, kurį atidarę turim reset mygtuką ir microSD kortelės lizdą. Tai manau nieko nelaukiam, keliauju pas mūsų techniką Eimantą, pabandysim ją pajungti ir pažiūrėsim, kaip jį veikia. Sveiki, aš esu Eimantas, BK grupės inžinierius ir šiandien trumpai apžvelgsiu naujieną PTRZ kamerą. Pagrindinis jos privalumas, lyginant su įprastom dome kamerom, kad jos lęšio pozicijos nereikia reguliuoti fiziškai. Galite tiesiog pakabinti, o visą fokusą ir lęšio poziciją atlikti telefonu arba kompiuteriu. Šioje kameroje yra integruota montavimo bazė bei naujas patogesnis laidų išdėstymas, kuris labiau apsaugo laidus ir neleidžia jam lankstytis. Verta paminėti dar, kad montavimo bazės pridėjimas labai paprastas. Tiesiog 2 mygtukų paspaudimu jūs ją galite atidaryti ir kai prisisukot, tiesiog elementariai užfiksuojat. Visos šios kameros funkcijos kaip ir eliminuoja dalį laiko sąnaudų, nes fiziškai nereikia jums to lęšio reguliuoti, nereikia atsisukinėti dangtelių, užtenka ją prisukti ir prisukus tiesiog galite ramiai nueiti į savo darbo vietą ir sureguliuoti pagal savo poreikius nuotoliu. Verta paminėti, kad PTRZ kamera nėra PTZ kamera, todėl ji neatlieka patruliavimo funkcijų, kaip atliktų įprasta PTZ kamera. Šitą kamerą būtų galima labiau lyginti su išmanesne dome kamera, kuri eliminuoja fizinį lęšio reguliavimo poreikį. Taigi trumpai apibendrinkim Hikvision PTRZ vaizdo stebėjimo kamerą. Paprastai kalbant, tai yra labai geras palengvinimas instaliuotojams. Įprastai su dome tipo kameromis reikia stebėti jų primontavimo poziciją. Su šia kamera ją iš esmės sumontuojam praktiškai bet kur ir jos matymo kampą galima keisti bet kada iš bet kurios pasaulio vietos. kas tiek klientui, tiek montuotojui
leidžia sutaupyti laiką. Prieš tai nepaminėjau, bet kamera taip pat turi naktinį filmavimą ir AR pašvietimą net iki 40 metrų. Ir kameros VDR, dinaminių dažnių diapazonas, yra net 130 decibelų. Ir didžiausia kortelės talpa yra iki 256 GB vietos. Visas šias ir kitas mano apžvelgtas Hikvision kameras galite įsigyti pas mus arba mūsų partnerių parduotuvėse. Vietų sąrašą rasite apsilankę hikvision.lt. Jei ši apžvalga buvo bent kažkiek naudinga, nepamirškit uždėti pirštą į viršų, įsijungti varpelį, užsiprenumeruoti kanalą, tokiu būdu nepraleisti naujausių produktų apžvalgų. Šiam kartui manau tiek ir pasimatom kitose apžvalgose. Iki.